I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no Sveiki visi, smagu čia būti, smagu jūs matyti, pardavimų žmonės ir entuziastai. Šiandieną ne apie AI, bet apie LinkedIną. Tikriausiai daugelis dirbat su LinkedInu, šiek tiek jau girdėjote ir prieš tai prezentacijose. Tai noriu, kad įsivaizduotumėte, jog šiandien esate ne tik pardavėjai, bet ir astronautai, nes mes keliausim į planetą rezultatai. Tai pradėkim nuo pradžių. LinkedInas yra mūsų pardavimų įrankis, taip, tai tiesiog labai svarbu tai žinoti. Mes jį naudojam, kad pasiektumėm tikslinius klientus, kad užmėgstumėm ryšį ir kad sukurtumėm kažkokią tai vertę, taip. Kodėl mes iš viso kalbam apie LinkedIną šiomis dienomis? Dėl to, kad kai žiūrim į tą kelią, kuomet žmogus daro priema pardavimo sprendimą, mes matom, kad labai daug tų taškų sąlyčio, touch points, jų yra skaitmeniniai, jie yra, taip. Tai jie įvyksta LinkedIne, jie įvyksta e-mail'e, jie įvyksta bet kur kitur, taip. Šiandien aš labai praktiška, kaip visą laiką, labai praktiška prezentacija, tai prieš pradedant eiti į tas jau naujas slaptasias strategijas, šiek tiek apie tai, ką mes jau žinom. Tai mes žinom, kokie yra LinkedIn pardavimų įrankiai dabar, tai yra LinkedIn Premium Business, kai kurie galbūt turit, Sales Navigator ir komandai ir vienam, yra LinkedIn Sales Insights, kas leidžia jums pasižiūrėti, kiek yra kokių žmonių, kokioj rinkoje, kur jūsų klientai, į kokią rinką eiti toliau. Ir turim automatizacijos įrankius, taip, tai jų yra 100 000. Tai dabar neslaptos, visiems žinomos, bet tiesiog pasikartokim, galbūt kažkas užsimiršo, kad žinotumėm, kas yra žinoma, taip. Tai ką tik minėjau automatizacijos įrankius, jų yra 100, visų čia nerodysiu, bet čia yra mūsų, pavyzdžiui, kai kurie įrankiai, kuriuos naudojam šalia LinkedIno, taip. Tai, pavyzdžiui, duomenų rinkimui, tai yra Phantom Buster, nieks man beje nemokėjo jokių pinigų čia už tų reklamą, tai labai greitai, bet kvalifikacijai turim irgi Hunter, Apollo ir daug įvairiausių ir taip pat turim outreach'ų ir visiems kitiem procesam. Taip, tai įrankių yra 100 000, kai juos renkatės, žiūrėkit, kad įrankis nebūtų, per daug šviežios. Tai reiškia, kad nebūtų atsiradęs ten ką tik vakar ir kad neužsiblokuotumėt LinkedIno. O dabar apie tai, ką žinom. Tai kokios yra strategijos, kurios didina pardavimus LinkedIn, kurias mes žinom, taip? Tai yra stiprus asmeninis įvaizdis, labiausiai man patinkanti tema. Tai tikiuosi, kad daugelis iš jūsų vystote savo įvaizdį ir rūpinatės juo, neapleidžiat, nes pardavėjams tai yra labai svarbu. Turinio kūrimas ir įstraukimas, taip, kad mes jį kurtumėm, taip pat stiprina mūsų įvaizdį. Tada turime pažinčių rato plėtimą, didiname pažinčių ratą, prisidedame kontaktus, klientus ir taip toliau. Sales Navigator irgi minėtas, mokama reklama LinkedIn, apie ką tai yra, tai pardavimų žmonės turi žinoti tai, kad LinkedIn'e yra lead gen adsai, lead gen reklama ir jūs galite ją leisti kartu su rinkodara arba patys ir irgi tokiu būdu generuoti savo klientus, užklausas. Ir paskutinis dalykas, LinkedIn nuomonės formuotojai. Taip, tai ne naujiena, galbūt Lietuvoje vis dar naujiena, bet LinkedIn nuomonės formuotojai, lygiai kaip ir aš pati, mes gaunam užklausų, jeigu galim pareklamuojam kažkokią tai įmonę, kažkokį tai brandą ir tai iš tikrųjų veikia labai labai gerai. Tai jeigu turite produktą, kurį matote, kad gali kažkas pareklamuoti LinkedIn'e, tai yra kartais netgi 10 kartų geriau, negu jums daryti kažkokią tai kampaniją. Tai čia yra bazė, čia yra žinotini dalykai, ne naujiena tikriausiai daugeliui. O dabar aš esu labai iš tikrųjų užmotyvuota šiandien čia stovėti, nes tai yra visiškai nauja prezentacija, naujos skaidrės ir nematytos taktikos. Tai labai laukiu jums viską papasakoti. Tai, kai kalbam apie pardavimus LinkedIn, vienas iš dalykų, pirmoji ta slapta taktika, tai yra audio renginiai. Kiek iš jūsų čia esate dalyvavę LinkedIno audio renginį? Pakelkit ranką. Matau tokias 2 gal rankas. Taip, tai audio renginiai yra dalykas, kuris yra gan populiarus užsienyje, ypač Amerikoje ir kitose Europos šalyse. Ir Lietuvoje mes irgi juos darome ir turime, bet vis dar atrodo, kad daugelis neišnaudoja, jų neatranda. Tai apie ką tai yra? Tai audio renginiai yra funkcija LinkedIn'e, jūs galite nueiti į My Network, ten bus tokia skiltis Audio Events Recommended for You. Taip? Tai jūs galite pasižiūrėti, kokie vyksta audio renginiai susiti su jūsų tema. Tai yra lyg tai gyvas podcastas, tik tai pliusas yra tas, kad jūs galite klausyti to audio renginio
ir jūs galite užduoti klausimą ir, pavyzdžiui, jeigu jame yra 200 žmonių, jie visi pamatys jūsų paskyrą. Tai jeigu jūs randate kažkokią temą, kuri yra jums aktuali, sakykime, 300 žmonių klausosi apie logistiką ir jūs dirbate logistikoje, užduodate klausimą, visi 300 žmonių pamato jūsų profilį ir iš karto eina, žiūri, kontaktuoja ir taip toliau. Tai audio renginiai, aš jaučiu, kad yra labai neišnaudota strategija ir tai yra labai puikus būdas rasti savo klientus, kurie domisi viena ar kita tema. Kaip tai padaryti? Nueinate į LinkedIną, parašot, pavyzdžiui, logistics, pasirenkat events, randat kažkokį tai renginį, kuris vyksta online. Taip pat galite pasižiūrėti, kiek yra žmonių, kurie jau dalyvauja, paspaudę yra attending. Ir tada sekantis žingsnis, jūs galite paspausti ant tų žmonių ir visus juos pradėti žiūrėti, stebėti, rašyti, kontaktuoti. Taip. Tai yra tiek daug galimybių, kurių mes dar neišnaudojam, kas liečia LinkedIn renginius, nes ten yra tiesiog atvira kontaktų knyga, kurią galima iškart žiūrėti ir stebėti. Ir taip pat, kas liečia šios renginius, jūs galite daryti juos ir patys. Mes su Linkedis komanda daug kartų esame darę audio renginius ir prisijungę tikrai nemažai žmonių, iš kokių 800, kaip matot, 700 žmonių, gyvai būna apie 200. Ir tada dar galite įsirašyti kaip podcastą, kaip jau buvo minėta, taip tik tai audio formatu. Tai kadangi matau, kad laikas bėga, pabandom greičiau. Tai kita slapta taktika - kavos susitikimas pardavimas. Tai ką aš noriu čia papasakot, aš išnaudoju LinkedIną taip, kad kai keliauju ir žinau, kad tikrai daugelis iš jūsų keliaujate komandiruotės, parašau visą laiką organinį įrašą, kur važiuoju, ką darysiu, kiek būsiu ir taip toliau. Žinau, kad čia, jeigu kažkas su duomenimis, tai nelabai smagu, bet iš tikrųjų galite parašyti, kad keliaujate į kažkokią tai šalį. Taip? Tada ką darau, vis laik paprašau žmonių, kad parekomenduotų, su kuo man susitikti. Sekantis dalykas, žmonės prirašo, prirekomenduoja kitų žmonių, aš iš karto turiu šiltą kontaktą, nebe tokį šaltą ir galiu planuoti susitikimus. Ir tada taip pat atakuoju žmonės, arba mano kolegos atakuoja, su žinutėm, kad sveiki, aš atvykstu į tą ir tą šalį, būtų smagu susitikti kavos. Niekada nesiūlau savo paslaugų, niekada nesiūlau produkto, visą laiką siūlau susitikimą kavos ir supratimą apie rinką. Ir kai jau išeina iš kalbos, galite pristatyti tai, ką darot. Ir štai čia yra du pavyzdžiai, kai mes turim žinutę su, pakvietimą su žinute ir pakvietimą be žinutės. Taip, matot, kaip keičiasi tas susitikimų skaičius, Tai dėl to ir yra labai labai svarbu, kai kviečiate, kai darote, kuriate ryšį, išnaudoti abi funkcijas, tiek pranešti, tiek sukurti įrašus, tiek taip pat rašyti žinutės ir kviesti žmonės. Ok, toliau, konkurentų stebėjimas. Dar viena slapta taktika, tikrai manau, kad daugelis nežinot. Jeigu jūs galite gauti prieėjimą prie jūsų įmonės admin puslapio LinkedIn'e, taip, jūsų įmonės būtent admin paskyros, jūs galite susidėti visus savo būtent konkurentus į sąrašą ir jūs matysite, kaip jiems sekasi LinkedIn'e. Kokie yra jų trendinantis įrašai. Kokios yra jų statistikos, kuomet kalbam apie sekėjus. Ar jie greitai auga ar lėtai. Tai visą tai jūs galite paprašyti rinkodaros, arba jeigu esate patys savo įmonės valdytojai, tai tiesiog prieiti prie LinkedIn paskyros ir susidėti savo konkurentus bei juos stebėti. Kas turite Sales Navigator, galite pagudrauti ir žinote, yra lead listai, kur galite sudėti potencialius klientus, tai galite susidėti visus konkurentus. Ir tada jūs galite stebėti, ar konkurentai yra paminėti naujienose, ar konkurentai padarė įrašą per paskutinės 30 dienų LinkedIn'e, apie ką jie rašo, ką jie veikia, taip. Dar viena strategija, tai Buyer Intent and Referrals, neverčiau į lietuvių kalbą, nes labai būtų sunku rasti atitikmenį, bet kas tai yra, tai realiai parodo, ar žmogus yra pasiruošęs pirkti iš jūsų. Tai vėlgi, čia šita funkcija yra LinkedIn Sales Navigator įranki ir ką jinai parodo, jūs galite ieškoti žmonių pagal tai, kokių klientų jūs ieškote ir būtent žiūrėti, ar jie seka jūsų įmonę ir ar jie neseniai žiūrėjo jūsų profilį ir dar įvairiausių kitų funkcijų. Tai jūs galite stebėti žmonės ir matyti, ar jie yra jau pasiruošę pirkti, ar jie susidomėjo, ar jie žiūri, seka jūsų įmonės puslapį ir taip toliau. Kitas dalykas - referrals, rekomendacijos, ką aš irgi norėjau paminėti, tai yra
labai neišnaudota taktika ir kuri labai gerai ir gražiai veikia. Tai kas vyksta, jog jūs nueinate į Sales Navigator, susirandate potencialų klientą, susirandate žmogų, kuriam norite parašyti, bet vietoj to, kad rašytumėte tam žmogui, jūs iš karto žiūrite, kokie yra bendri pažįstami, iš kokio lygio, taip, iš aukščiausios grandies CXO, iš vidutinės ir iš kitų grandžių, taip. Ir tada jūs žiūrite, kurie žmonės yra artimi jūsų kontaktai ir gali padaryti jums intro. Galite spausti Ask for intro ir tiesiog gauti būtent supažindinimą. Ir tas kontaktas jau vėlgi visiškai kitoks. Ir daugelis to neišnaudoja. Ir galui, parduodantis turinys. Žinau, sakysit, gal čia kaip ir aišku, čia visi mes žinom apie tą parduodantį turinį, bet aš galbūt apie jį šiek tiek kitaip. Tai kas yra tas parduodantis turinys? Tai visų pirma, turinio tipai. Nepamirškit, kad tai nėra tik tai nuotrauka ir tekstas, tai gali būti dokumentas, tai gali būti daug įvairiausių tipų, taip. Geri hooks, tai yra geras pirmas sakinys, čia yra kaip, nežinau, bet koks straipsnis skaitot, matot, kad geras pavadinimas daug reiškia, taip. Tai gali būti nuotraukos iš susitikimo, aš visą laiką darau ir čia yra pavyzdys, aš visą laiką nuvažiavus į kitą šalį, prisidarau selfie su kiekvienu žmogum, su kuriuo susitinku, nusinčiu tą selfie tam žmogui po myto, parašau, smagu buvo susitikti ir iš karto, bet kada, net jeigu ir po 5 metų aš su tuo žmogum bendrausiu, aš turiu tą susirašinėjimą, žinau, kur aš jį mačiau ir visą kitą. Gal kai kuriems ir nelabai patogu, man irgi ne vis laik buvo patogu klausti, bet kažkaip pradedi ir įsivažiuoji. Tai va. Ir uždari renginiai, freebies, tai e-bookai visokie ir taip toliau, taip susikurkite dokumentus, tai irgi labai veikia. Ir vėlgi reklaminio turinio susijimas su asmeniniu. Tai kaip taip atrodo? Tai ne tiesiog, kad keliam nuotrauką su įmonės vizualu ir čia jau reklamuojam, ką veikiam, ne? Ką mes galim daryti, rasti įvairiausių būdų, kaip tai parodyti. Vienas reklaminis įrašas, ne, mūsų e-bookas. Tai irgi, čia jau labiau reklaminis. Antras, čia irgi reklamuoja kursus ten kelis už vieno kainą, ne? Kaip ir reklama, bet ieškom įdomesnės integracijos, nes niekam LinkedInui nepatinka matyti tos tokius tiesiog banerius. Ir trečias, netiesioginė reklama, taip, kuomet lyg ir pasakoja apie rezultatus, bet kažkur viduje yra tekste užslėptas pardavimas, ne? Ką aš turėjau omenyje apie gerus pirmus sakinius, tai čia yra keli variantai, keli pavyzdžiai. Visą laiką žmogui įstriks tas pirmas sakinys ir jis tik tada skaitys daugiau. Tai nepamirškit to rūpintis, nes tame ir yra visa pardavimo sėkmė iš LinkedIn platformos, tikrai veikia ir tą dažnai žmonės pamiršta. Tai pačiai pabaigai, apibendrinant, kokios yra tos svarbiausios taktikos, kurių dar daugelis iš jūsų gal net nesat atradę ar pagalvoję. Tai pirmas, audio renginiai. Dalyvavimas, žiūrėjimas, galite net nedalyvauti tose audio renginiuose, galite tiesiog prisijungti ir iškart pasižiūrėti žmonės, pasimti sąrašą ir pradėti su tuo sąrašu dirbti. Kavos susitikimas pardavimas, tai papostinam, parašom, darom cold outreach'ą prieš išvažiuojant. Konkurentų stebėjimas, vėlgi labai svarbu, buyer intent ir rekomendacijos referrals, vieni su kitais susipažįstam ir galų gale turinys, kuris nebūtinai tiesiogiai parduoda. Tai aš labai tikiuosi, kad dabar jūs jau esat pasiruošę judėti link planetos rezultatai su visom žinomom strategijom, su naujom ir tikiuosi, kad pradėsite jau rytoj. Ačiū labai.